Augustai, turiu tau keletą klausimų. Kaip jautiesi po pirmosios pergalės profesionaliame ringe? Jaučiuosi puikiai, buvo labai smagu, ypač kovoti arenai tokioje Švyturio ir tikrai jaučiuosi gerai, viskas super. O kaip pati kova, ar varžovas tave nustebino? Varžovas geras, tačiau esu tikrai jau su daug gerų susitikęs ir dėl to nemanau, kad labai nustebino mane, nes tiesiog jau turiu daug patirties. O ar jautėsi tau spaudimas prieš kovą? Taip, spaudimą jaučiau vis tiek pirmą kartą prieš tokią salę, prieš tiek žmonių žiūrinčių, tai jautėsi spaudimas, bet tai manęs nepavyko. O kaip vyko tavo pasiruošimas šiai kovai? Daug mėnesių be sustojimo ruošiausi tiesiog būti savo geriausiai formai, tai kaip visą laiką tiesiog treniravausi, išlaikiau gerą formą ir manau pasiruošęs buvau labai gerai. O kokie dabar yra tavo artimiausi tikslai? Artimiausias tikslai tai tiesiog toliau kovoti, kuo daugiau kovų ir vėl būtų smagu visiems kovoti organizacijai ir tiesiog kovoti daug gerų, gražių kovų. Ir paskutinis klausimas, tai ką patartum savo bendramžiams, kurie norėtų tapti kovotojais? Patarčiau tiesiog daryti, apie tai nemąstyti, eiti, sportuoti ir siekti to, ko norit, nesidėti namuose patogiai, o tik dirbti ir siekti savo tikslų, nes tai tikrai yra įmanoma ir kažkada jūs to tikrai pasieksite, jeigu įdėsite darbą.